Ir VRK tiesiai aš pasakiau, kad aš nepasitikiu jumis ir reiškiu visai VRK 13 asmenų grupuotei, kad nepasitikiu jumis kaip komisija ir reiškiu savo nepasitikėjimą, nes VRK yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes jie organizuoja rinkimus ir neteisėtus rinkimus, nes nelygiateisius. Aš kaip pavyzdį, grinai pavyzdį pasakysiu. LRT, Lietuvos valstybinės radija, valstybinės televizija, LRT skelbė prezidentinių rinkiminių kampanijos metu kitų kandidatų nuomonės, o mano Eduardo Vaitkaus nuomonės 5 kartus atsisakė skelbti. Tai kitų nuomonės skelbėt, o mano nuomonės nuomonių skiltyje jūs neskelbėte. Aš apskundžiau vyriausiai rinkimų komisijai ir vyriausiai rinkimų komisija pasakė, kad LRT turi teisę neskelbti mano nuomonės, nes turi nuomonę, kad mano nuomonė prieštarauja Lietuvos įstatymam. Jokių įrodymų nereikia. Užtenka jų nuomonės. Ir vyriausia rinkimų komisija, nesigilindama, ar LRT nuomonė apie mano nuomonę yra teisinga, jinai nesigilina. Bet pasako, kad LRT turi teisę turėti tokią nuomonę ir kai mano nuomonė atitiks LRT nuomonę, tai jie ją publikuos. O kadangi LRT pasakė, kad jie ir kitų kandidatų nuomonių neskelbtų, jeigu jų nuomonės netitiktų LRT nuomonės. Tai tokiu atveju yra lygybė ir tokiu atveju mano teisė yra nepažeidžiamas. Šitas absurdas, totalus absurdas. Dėl 20 000. Aš tiesiog atsitiktinai tada pasižiūrėjau, prezidento rinkiminės kampanijos metu reikia surinkti 20 000 parašų. Aš pasižiūrėjau, kiek turi Rusijos prezidento rinkimuose, kiek turi surinkti parašų. Ir tada perskaičiavau Rusijos mastelį 150 milijonų į Lietuvos mastelį, tai mums reikia kelis kartus daugiau parašų negu Rusijai prezidento rinkimų kampanijos metu. Ir čia, kodėl pasižiūrėjau Rusijos, todėl, kad jinai bloga šalis, politikai mūsų taip sako, nedemokratinė šalis, ar ne? Tai ten berods 100 000 reikia surinkti parašų, įvairiuose regionuose yra nustatyta tvarka. Ir ten nedaugiau, kai ar 110 000. Irgi per daug surinkti irgi neleidžiama. Tam tikro prasmė tam yra, ar ne? Tai pas mus perskaičiavus į Lietuvos mastelį, pas mus 220 000 yra stipriai daugiau negu Rusijoje. Čia apie tai, kas yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui ir nelegiateisėtus rinkimus. Ir dar vieną pavyzdį tada pasakysiu. Kai užsienio bankai Lietuvoje. Mažvydai, su jumis kartu mes ėjome pas Švedijos ambasadorių, kuris atsisakė mus priimti. Užsienio bankas Lietuvoje, Swedbankas, uždraudė man apmokėti iš rinkiminės sąskaitos. Rinkiminę sąskaitą. Ir uždraudė apmokėti man už laikraščio atvežimą iš Lenkijos. Nes aš viršijau mėnesio limitą, o mėnesio limitą aš viršijau dėl to, kad mano rinkiminiai sąskaitai, plus mano asmeniniai sąskaitai, plus mano iždininkės asmeniniai sąskaitai, iždininkė, kuri nei giminė, nei ką. Mūsų bendras limitas buvo padarytas. Bet bendras limitas ir mano iždininkė norėjo akinius nusipirkti ir negalėjo padaryti pavedimo. Nes limitas viršytas. Ir Swedbankas raštu atsisakė padidinti man limitą. Atsisakė. Ne. Nuo kovo 1, čia buvo vasario mėnesio, nuo kovo 1, prašau, padarykit pavedimų. O čia 2 savaitės jūs pavedimo negalite daryti. Aš klausiu vyriausios rinkimų komisijos, ar tai reiškia, kad aš 2 savaitėm turiu sustabdyti savo politinę rinkiminę kampaniją. Jie pasakė, mes nieko banko paveikti negalima.
Ir pasakė, kad čia jie nemato pažeidimo. Aš apskundžiau Seimui, biudžeto ir finansų komisijai. Jie persiuntė Lietuvos bankui, nes Lietuvos bankas prižiūri užsienio bankus Lietuvoje. Ir tada Lietuvos bankas atsakė, kad Swedbankas turi teisę įvesti tokius apribojimus man. Turi teisę. Kad čia viskas teisėtai. Tai įsivaizduokit, jūs vykdot rinkiminę kampaniją, jums reikia sumokėti pinigus ir sako, tam tikrą prasme normalu, kai sumokėsi pinigus, mes tada padarysime tai, ką tu prašai. Ir tu negali sumokėti, nes neleidžia padidinti limito ir priedo, vėl pakartosiu, nes šito absurdo aš nesugebu suvokti. 3 sąskaitas sujungia kaip vieną sąskaitą. Prie ko mano iždininkė, kuri turi sąskaitą Swedbanke ir kuri yra visiškai atskiras asmuo. Tai šitas absurdas, kuri Švedijos ambasadorius anglų kalba man atsakė, kad tai yra jūsų ir Švedijos banko asmeninis klausimas. Ir Švedijos ambasadorius nesikiša į šitą klausimą. Ir VRK, kuriai taip pat buvo, sakykime taip, trimituojama šita situacija, kad kuo skubiau leiskite naudotis pinigais rinkiminiai kampanijai, todėl kad visi kiti gali naudotis, o Eduardas Vaitkus negali, todėl kad Swedbanko tokios vidinės kažkokios tai klaidos ir taisyklės. Taisyklė. O limitas buvo 20 000 eurų per mėnesį. Ir ne mano prašymų, jie patys uždėjo šitą limitą. Ir VRK parodo per tokius atvejus savo neįgalumą. Tai ne tai, kad jie neturi priemonių, jie turi priemonės, bet jie nenaudoja jų kaip reikia ir naudoja jas perteklinai, kada jų nereikia naudoti, kaip pavyzdžiui Eduardo Vaitkaus programos nespausdinimo, neafišavimo atveju. Jie peržengė savo įgaliojimų ribas ir Konstituciją laužo. Ir uždraudė publikuoti programą. Tai kaip reikia, jie nenaudoja tų priemonių, kad pasakyti Swedbank, negalima taip elgtis, nes jūs pažeidžiate esminius rinkiminius principus, kad žmogus negali normaliai naudoti sąskaitos, kur jis tik tai vienintelę tą sąskaitą gali naudoti. Jis negali iš savo asmeninių sąskaitų apmokėti kažkokių tai ar plakatų, ar benzino netgi rinkiminiai kampanijai. Jis gali tik tai iš tos sąskaitos. Tai visa tai parodo, kad VRK yra neteisėtai veikianti ir vis dėlto nesugeba sureguliuoti lygiateisių rinkimų. O dabar aš apie šitos Seimo rinkimus dar vieną pavyzdį pasakysiu. LRT, kuri nespausdino mano nuomonės. LRT atspausdino dabar Karbauskiniės partijos nario nuomonę, kuriame straipsnėje sakoma, balsuokite už Valstiečių žaliųjų sąjungą partiją. Balsuokite. Sako tiesioginiu tekstu, reiškia reklama yra. O reklama LRT yra negalima. Šitokios frazės negali būti. Aš apskundžiu vyriausiai rinkimų komisijai, tai yra akivaizdus, aiškus nusižengimas. Vyriausiai rinkimų komisija po 30 dienų, palaukus 30 dienų, parašo man raštą, kad jie kreipia ir rašto įžanga dėl galimo LRT neteisėtos reklamos, dėl galimos. Tekste taip, tai buvo neteisėta reklama ir LRT išėmė tą straipsnį, aš pasižiūrėjau, praėjus 12 dienų nuo mano kreipimosi, LRT išėmė tą straipsnį ir jisai šiuo metu yra išimtas ir tuo klausimas ir pasibaigė. Aš tada klausiu, o kokios nuobaudos yra ir LRT, ir Karbauskiniai partijai už tai, kad akivaizdžiai be prierašo, kad tai yra neapmokama politinė reklama arba apmokama politinė reklama, be to prierašo paskelbė tokius straipsnius. Nuobaudos nėra jokios.
Ir tokie atvejai parodo visišką tokią anomaliją, kaip VRK vertina selektyviai vienus ir kitus atvejus. Jūsų atveju naudojamas toks standartas, kuris yra, nesuprasi, kodėl jisai toks taikomas jūsų atžvilgiu, kaip tuo tarpu, pavyzdžiui, Žalimo atveju, kaip prieš Europos parlamento rinkimus, jisai eina pirmoje juostoje su visu LGTB paradu. LGTB paradą remia, žinom, kad įvairūs užsienio fondai ir visa kita, milijoninis renginys, jisai, būdamas Europos parlamento kandidatų į Europos parlamentą, pasidaro antiek didžiulę reklamą tarp tam tikros visuomenės grupės už, tame tarpe reiškia, už užsienio fondų pinigus, kurie remia tą LGTB paradą, ir jisai be abejo išrenkamas į Europos parlamentą. VRK tame nemato jokios problemos. Tuo tarpu, Uspaskicho vėlgi atveju, kad žmogus suorganizuoja koncertą, sukviečia ten vėlgi visus kandidatus į Seimą ir visa kita, koncertas pritraukia didžiulę reklamą ir visa kita, ir norima parodyti, kad tai nėra susijęs su reklaminė jokia politinė reklama. Aš dar tik tai pridėsiu, man iš tikrųjų tiesiau, pasakyti negalima. Man pasakė, kad kiekvienas atvejis yra vertinimas individualiai ir jūs esat atsakingas už trečių asmenų veiklą. Jeigu asmuo, kurio aš nepažįstu, nežinau, kažką padarė, pavyzdžiui, mano plakatą iškabino ir neparašyta, kad tai neapmokama politinė reklama, aš esu kaltas už trečiųjų asmenų veiklą, asmenų, kurių aš nepažįstu, apie kurių ką jie padarė, aš nežinau, aš esu kaltas. Tiesiu tekstu tai pasakė. Bet kadangi viskas individualiai, aš galiu būti už tai kaltas, o jūs būsit nekaltas. Nes viskas vertinama ne pagal bendrą standartą, o individualiai. Tai vėl pakartosiu. VRK yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Aš dar pakartosiu seną frazę, kur sakiau jau prieš 1,5 metų. Grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui sukelia Lietuvos Seimas, Lietuvos teismai, teisinė sistema, Lietuvos valstybės saugumo departamentas, užsienio agentai informacinėje Lietuvos erdvėje ir valdžios koridoriuose ir Vyriausioji rinkimų komisija. Tai iš tikrųjų yra grėsmės mūsų savarankiškumui ir mes negalim būti Lietuvos šeimininkai, jeigu mes tas grėsmes nepašalinsime.